Sveiki! Nors vasara jau ir pusėjo, dar liko tikrai pakankamai laiko kelionėms, pramogoms ir žinoma festivaliams. Būtent todėl su jumis šiandien ir noriu pakalbėti apie tai, kokių dalykų vertėtų nepamiršti pakuojantis lagaminą. Lietuviška vasara yra ypatinga tuo, kad ji tiesiog negali būti nuspėjama. Todėl, kai į festivalį pakuosite savo guminius batus ir lietpalčius, nepamirškite šalia įsimesti kažko, kas padėtų apsisaugoti nuo saulės. Ir aišku, pirmas ir turbūt svarbiausias dalykas yra kremas nuo saulės ir būtų gerai, kad atkreiptumėte dėmesį jo SPF ir jis būtų kuo aukštesnis. Tai čia yra Garnier kremas su SPF 50. Tačiau jeigu nutiko taip, kad visą dieną klausėtės savo mėgstamų muzikantų ir tiesiog netradot laiko pasitepti kremu nuo saulės ir nudegėte odą, jums gali padėti šis Garnier kremas, kuris yra skirtas jau po nudegimo ir jis atšaldo odą ir ją atgaivina. Dar viena priemonė, kuri yra tikrai labai maloni vasarą, kai karšta, yra šis Evian veido purškiklis. Jo sudėtyje yra tik mineralinis vanduo ir kas man labiausiai patiko yra tai, kad jį galima purkšti tiek ant švarios veido odos, tiek ant makiažo, nes purškiant ant makiažo jis jį sutvirtina ir dar labiau paryškina. Tai parodysiu, kaip tai atrodo. Iš tiesų labai gaivi veido dulksna ir labai malonus jausmas po to. Ir ją galite įsimesti į savo rankinę ir naudoti tiek kartų per dieną, kiek tik norisi, kad atsigavintumėte. Ir mano manimu, vienintelis šio dalyko trūkumas yra tas, kad tai yra slėginė pakuotė, todėl atkreipkite į tai dėmesį ir pasistengkite nepamiršti jos įkaitusioje palapinėje. Kalbant apie vasarą ir karštį, dėrėtų nepamiršti ir prakaitavimo. Ir aš manau, kad tikrai daugelis iš jūsų žino tą akimirką, kai per savo mėgstamos grupės koncertą norisi iškelti rankas į viršų. Ir tada pamatai, kad tavo palaidinės pažastis yra drėgnas. Tikrai nemalonu. Ir tam, kad to išvengtume, dabar yra atsiradusi nauja priemonė, apie kurią aš išgirdau visai neseniai. Tai yra One Two Dry pažastų įklotai. Skamba gan keistai, tačiau priemonė tikrai labai gera. Ir ji gali būti juodos arba baltos spalvos. Tai yra galite pasirinkti ir priderinti prie savo drabužių. Tai atrodo štai taip, tokios įdomios formos, o kitoje pusėje yra lipnios juostelės, kurias mes nuplėšiame ir klijuojame šį įklotą iš karto drabužio vidinėje pusėje ties pažasties link. Ir turiu prisipažinti, kad iš pradžių buvau šiek tiek skeptiška šios priemonės atžvilgiu, bet kai ją išbandžiau, galiu pasakyti, kad naudojimas tikrai komfortabilus, niekas niekur neatsiklijuoja ir neiškrenta, kaip iš pradžių bijojau. Ir vienintelis trūkumas turbūt yra tas, kad apsivilkus drabužį galima matyti šio įkloto kontūrus. Tai aš dabar vilkiu palaidinę ir esu įsidėjusi juodus pažastų įklotus ir kaip matote, palaidinė šiek tiek sulinksta ties ta vieta, tačiau nepasakyčiau, kad tai yra labai didelis minusas. O šiaip jie išties labai gerai sugeria prakaitą, jokių dėmių ant drabužių nelieka, todėl aš manau, kad tai yra puikus pasirinkimas žmonėms, kurie vasarą gausiai prakaituoja ir nenori susigadinti savo drabužių ar kad ant jų atsirastų dėmės, ypač jei naudojate dezodorantą, kuris palieka dėmes. Tai manau, kad tikrai verta išbandyti ir tai gali paversti jūsų vasarą kur kas komfortabilesnė. Kalbant apie antrą festivalio dieną, turbūt visiems pažįstamas jausmas, kai išlendi iš palapinės, o plaukai jau šiek tiek susiriebalavę ir susigulėję. Ir tokiam atveju tikrai pagalba gali ateiti Batiste sausas šampūnas. Šį gamintoją žinau jau daugiau negu metus ir tikrai mėgstu ir dažnai naudoju ne tik kelionėse ir festivaliuose, bet ir šiaip, kai nėra laiko išsiplauti galvos ar norisi atitolinti tai. Aišku, jį panaudojus galvą reikia plautis kitą dieną, tačiau jis tikrai suteikia plaukams daugiau apimties, jie būna mažiau riebaluoti ir atrodo tikrai gražiau. Tai naudojimas taip pat yra pakankamai paprastas, tai reikia sukratyti buteliuką. Ir vieni mėgsta purkšti tiesiog ant plaukų šaknų, o aš mėgstu plaukus atskirti sruogomis. Tai tiesiog atskiriu po vieną sruogą, apipurškiu šampūną. Ir pirštų galiukais tiesiog jį įmasažuoju. Plaukus taip pat po to galima arba iššukuoti tankiomis šukomis, arba prapūsti fenu. Aišku, jeigu esat kelionėje, tai greičiausiai neturėsit galimybės pasinaudoti fenu, todėl užtenka paprasčiausiai iššukuoti plaukus. Ir jie iš karto turi daugiau apimties ir būna švaresni ir gaivesni. Turbūt madingiausias šios vasaros festivalio atributas yra laikinos tatuiruotės. Ir išbandymui aš gavau juodos ir auksinės spalvos purškiamas tatuiruotės ir to jau jums parodysiu, kas yra pakuotės viduje. Tai visų pirma yra 4 skirtingi dizainai, jie yra pakankamai įvairūs ir 8 štai tokios servetėlės, su kuriamis prieš purškiant tatuiruotę reikia nuvalyti odą, taip pat jos tinka tatuiruotės pašalinimui.
Ir nors atrodo, kad tai turėtų būti gan paprasta, tai yra tiesiog pasirenkame dizainą, jį išpakuojame, nulupame plėvelę, klijuojame ant odos ir purškiame tatuiruotę. Tai nėra taip paprasta, kaip atrodo ir kiek kartų man teko bandyti, visą laiką dizainai gaudavosi išplaukę. Ir geriausias variantas, kuris man pavyko, tai yra ši auksinė tatuiruotė. Taip pat ant pakuotės parašyta, kad jos išlieka apie 3 dienas, tačiau iš tikrųjų tai yra diena arba 2. Be to pastebėjau, kad tatuiruotės dažo paklodę. Tad dar vienas minusas. Nežinau, jeigu jums norisi dažnai keisti savo kūno papuošimus arba išbandyti kažkokius dizainus, kuriuos išsikerpate patys, tada tai yra geras variantas. Tačiau jeigu norite kažko ilgalaikiškesnio, tai siūlau pasidaryti kitus variantus. Pavyzdžiui, klijuojamas tatuiruotės. Nežinau kaip jūs, bet aš važiuodama į festivalį tikrai nenoriu rūpinti savo manikiūrų ir kasdieną vis tikrinti, ar mano nagų lakas jau nusilupo ar ne. Todėl dažniausiai renkuosi gelinį lakavimą. O štai šį kartą išbandymui gavau Fingers priklijuojamus nagus ir jie atrodo štai taip. Pakuotėje yra 24 skirtingų dydžių nagai, nagų klijai, speciali servetėlė nagams nuvalyti, dildė ir pagaliukas odeliams atstumti. Tai visų pirma tą ir darome. Atstumėme odeles ir stengiamės tai padaryti kuo švelniau ir jų nepažeidžiant. Po to specialia servetėle nuvalome nagų riebalinį sluoksnį, tam, kad dirbtiniai nagai geriau prikibtų ir ilgiau laikytųsi. Turbūt svarbiausias žingsnelis yra išsirinkti savo tinkamą nagų dydį. Kadangi ant dirbtinių nagų yra surašyti numeriukai, juos galite prisiminti ir kitam kartui. Tuomet dirbtinį nagą dengiame klijais ir juos paskirstome po visą dirbtinio nago paviršių. Klijuojame dirbtinį nagą ant savo natūralaus nago ir prispaudžiame bei tai palaikome apie 30 sekundžių. Tuomet galime nulaužti galiuką ir padildinti nagus iki norimos formos. Tuomet galite juos palikti tokius arba lakuoti, kaip tai nusprendžiau padaryti aš. Lakavimui pasirinkau Essence linijos nagų lakus. Galutinis rezultatas man visai patiko, atrodė išties natūraliai ir man patiko tai, kad nagų lakas atrodė gražiau nei ant mano natūralių nagų, nes nereikėjo nei jokio nagų lako pagrindo, nei viršutinio sluoksnio ir jis vis tiek atrodė puikiai. Tas dalykas, kuris man nelabai patiko, buvo nenatūralus jausmas su paklijuojamas nagais, aš visą laiką juos jaučiau ir mane tai šiek tiek erzino. Todėl juos nešiau tik 3 dienas, tai yra tam, kad pažiūrėčiau, ar atlaikys festivalį. Ir dabar galiu drąsiai teikti, kad tikrai atlaikys ir atlaikytų dar ilgiau, bet aš juos nusiėmiau po 3 dienų. Ir siūlyčiau atkreipti dėmesį į gamintojo rekomendacijas ir naudoti tam skirtą Fingers priemonę, nes aš tiesiog iš skubėjimo pasirinkau acetoną ir nuimti nagus buvo ganėtinai sunku, o manau, kad pasirinkus tam tinkamą priemonę, tai padaryti būtų kur kas lengviau. Ir aš manau, kad šiaip priklijuojami nagai yra tikrai neblogas pasirinkimas, bet tai priklauso nuo jūsų, ar jums patinka jausmas su jais, ar jis yra nemalonus. Ir jei vis dėlto nesirinktumėte priklijuojamų nagų, tuomet siūlau atkreipti dėmesį į gelinio lakavimo sistemą, kurią taip pat galite rasti Eurokos parduotuvėse. Taigi, gero festivalio! Įsimeskite ne tik priemonės, kurios jums padės gerai atrodyti ir maloniai jaustis jo metu, bet ir gerą nuotaiką. Iki!